Ką, labą dieną. Senai besimatėm, senai begirdėjo, nors buvau čia keletą video įdėjęs, tai ką norėčiau šiandien pašnekėti, tai turbūt daugiau gal į drifto pusę ir ką aš galvoju 24 metais daryti su driftu ir šiaip kokie mano planai būtų. Reikia pradėti dėlioti, žiūrėti, ką aš galėsiu pasidaryti, ko negalėsiu ir ant kiek tai yra įgyvendinimo. Tai pirmiausia, manau, būtų pasiruošti pilnai automobilį iki, kad galėčiau išvažiuoti. Tai čia būtų diržai, lopšys, kas toliau, įsukimas, tokie visokie dalykai. Čia, manau, didžiausia dalis, kas yra. Paskui treniruotis. O čia vien šis sudėtingiausių dalykų, kas bus. Nes kadangi kiek žinot, kas nežinot, tai Lietuvoje nelabai mes turim kur tokių treniruotis. Bet kai kurie rekomendavo ir pasakė, kur galėčiau Latvijoje. Tai nuo mano kaimo nėra labai toli, 50 km. Ten galėčiau važiuoti treniruotis. Tai jo, treniruotis, praktika. Tai aišku, bandysiu turbūt ir šiais metais gal į kokias varžybas nuvažiuoti. Vien dėl to, kad išmokti ir vien dėl praktikos treniruotės, tai aš skaitysiu varžybas kaip treniruotės. Jo, šitie tokie 3 pagrindiniai dalykai. Paskui, aišku, kontento kūrimas dasideda. Ir vėl mokymasis drifto. Turiu žmonių, kurie, manau, padės man tobulėti drifte. Ir jo, tai aišku, viskas labai atsižvelgia į eurus, bet po biškį kažką padarysiu. Automobilis nėra, kad būtų ten labai prastas, dar kažką. Street lygoje užteks, manau, tikrai. Per akis man bus. Ir tik reikia pasidaryti tam tikrus dalykus, tai čia saugos dalykai labiausiai iš tikrųjų. Tai jo, tokie čia būtų dalykai. Ir dar vienas dalykas, tai nuo šiandienos jau paleidžiu merčą. Tai šiai dienai bus tik maikutės su Cherry's Drift logo. Tai, daug kas klausėt manęs, kodėl Cherry's Drift? Cherry's Drift tai čia bus, mano amžinatilsis dukra automobilių vadino Cherry. Ir tai nusprendėm palikti šitą pavadinimą ir bus Cherry's Drift. Jo, tai tęsiant apie merčą, tai nuo šiandienos paleidžiu merčą. Įmesiu tam video nuotraukas, kaip atrodys, kaip kas. Websaito po kol kas neturiu, bet dar dirbu ties tom. Bet visi, kas nori, tai parašykit man asmeniškai vardas, pavardė, kur siųsti, spalva, dydis, o kaina bus maikutės susiuntimų Lietuvoje 25 eurai. Jo kaina gal šiek tiek ir didoka, bet tiesą pasakius, mano tos maikutės lieka tik tais 7-8 eurai. Bet ir šitas labai daug man prisidės prie automobilio. Tai visi norintys rašot man. Ir jo, visi įsigiję maikutės bus ant automobilio, padarysiu vienoje vietoje, nežinau dar tik kur, bet bus padėkos lenta, kurie prisidėjo prie projekto. Bus įrašyti vardai, pavardės, ar kaip jūs jau norėsit. Ir jo, būsiu labai dėkingas visiems, kas įsigysit. O ateityje planuoju ir raktų pakabukai, džemperiai, ir kepurėlės, daug visokių galvoju.
ir website dar po kol kas nėra, bet greitų laikų bus, dirbu ties tom. Tai jo, tam kartui tiek manau. Ir įdedu, kaip atrodo maikutės, kokios bus, koks dizainas, spalvų turėsim tikrai gan įvairių, dydžiai irgi nuo XS iki 3X. Tai jo, ir šiaip gal yra kas nori pasireklamuoti ar ant automobilio, ar mano video turinio metu, kad šautautą pasakyti apie jūsų firmą, kompaniją, ar belenką iš tikrųjų. Šiuo momentu viskas gelbėtų, netgi labai. Tai ką, tiek. Ir kas susidomėsit dėl maikučių, dėl reklamos ar dar kažko, rašykit privačiai, paliksiu kontaktus video aprašyme. Tai jo, tiek šiam kartui ir susimatysim tolimesniuose video.